Gerai, tai sveiki visi, šiandien nusprendžiau nufilmuoti pokalbį su vienu iš savo studentų. Daug žmonių manęs klausia, ar mano rezultatai, kuriuos dalinuosi Instagramo stories, yra surežisuoti, ar jie yra netikri ir panašiai. Kiti ne tai, kad klausia, kiti net reiškia teigia, kad jie yra surežisuoti ir yra netikri. Tai nusprendžiau pakalbinti vieną iš savo geriausių studentų, kuris per savo 3 mėnesį šioje programoje uždirbo 10 000 eurų ir dabar uždirba vis daugiau. Tai norėčiau, kad iš karto pristatytum. Tai pirmas klausimas, sakykime, iš manęs tau būtų, Daivarai, papasakok šiek tiek apie save, ko užsiėmei prieš prisijungdamas prie mano YouTube automatizacijos programos. Tai sveiki, tai iškutė apie mane papasakojus, tai prieš tai tiesiog dirbau samdomą darbą ir kol kas dar dirbu, bet jau nebeilgai. Tiesiog studijavau, tikėdamasi, kad geresnę ateitį savo garantuosiu baigęs mokslus ir viskas, bet kažkaip, kuo daugiau studijavau, pamačiau, kad tas kelias galbūt ne man, reikia kažką ieškoti papildomo, bandyti kažką rizikuoti ir taip toliau. Padaręs savo researchą, viską, tiesiog pamačiau Arno kanalą, pabiškai pradėjau domėtis ir tiesiog su laiku surizikavau. Ir po poros mėnesių sunkesnio darbo gavosi geras rezultatas. Kas paskatino tave pradėti visą šitą verslą? Sakykime, galbūt turėjai kažkokios tai kitokios patirties su YouTube ar kokiu nors, tai nežinau, galbūt kitų internetinių verslų? Šiaip tiesiog paskatino būtent, kad dirbau tą paprastą samdomą darbą, aplinkui supo žmonės tikriausiai tie, kurie nenorėjo nei tobulėti, nei nieko keisti, o aš tiesiog, atrodo, negalėjau susitaikyti su tą mintim, kad tiesiog dirbsiu tą darbą, sakykime, kokį dar 20 metų ir tiesiog tokia mano ateitis. Tai norėjau kažką sakau pradėti ir aišku, yra daug tų verslo modelių, bet kažkaip šitas, nežinau, sudomino. Realiai tų viešų žmonių Lietuvoje, manau, nelabai yra su šito verslo modeliu. Tai vat, radęs tave ir pasitikėjęs, sprendžiau surizikuoti tiesiog. Džiugu, jog taip padarei. Tikrai tikiuosi, jog nesigaili. Bet šiaip patirties jokios neturėjai. Tu niekada nekėlęs jokių video, ar ne? Mes atsimenu, kai tik pradėjom mokintis ir bendrauti, aš dar kaip tik sakiau, kad nieko neturiu nei su nei vieno programa, jokio nieko bendro, iš viso su kompiuteriais nebendrauju ir net ir mokinuosi ten, net nesu tuo susijusi dalykai ir tiesiog, būdavo kompiuteriai visiškai ne man, tai tikriausiai gal buvo sunkesnė pradžia negu įprastai, bet dabar palyginus per tiek kelis mėnesius, kiek išmokau, tai manau, užtenka pilnai ir tikrai labai daug visko išmokau ir dar tai tik pradžia. Tai tas ir patiko galbūt tame visame verslo, tam visoje šitoj srityje, kad nėra ribų. Ir gali tobulėti kiekvieną dieną ir pasiekti kiek nori ir tikriausiai už tavo skirtą darbą ir visas valandas, kurias tu praleidi čia, tikriausiai bus atlyginta, negu bus, pažiūrėjau, fiksuota alga ir nebus nei tobulėjimo, nei nieko. Tikrai taip, tikrai tau pritariu, net nebejoju, jog tu dar daugiau pasieksi, spėju ir naują kanalą susikursi, bet prieš tai dar norėčiau paklausti, ar prieš mano kursą esi pirkęs kokius nors tai kitus mokymus, jeigu taip, kaip tu su jais sekėsi? Esu bandęs ir ne vieną, nesu YouTube susijusius, ten buvo dropshippingai, tikriausiai ta informacija, kuri buvo skirta, nelabai motivavo dirbti. Ir kaina atitinkamai buvo mažesnė. Ir ten tiesiog, nebūdavo nei bendravimo, nei nieko, tiesiog realiai failai numesti ir dirb kaip nori, daryk ką nori, aš to informaciją atsinčiau, viskas. Tai tas ir tikriausiai nei to ryšio, nei tos motyvacijos, nei to paskatinimo arba niks nemokino tiesiog pasiekti tų tikslų. Tai ir nežinau, nuo ko pradėti ir kažkaip nesinorėjo pradėti. Užtat čia daug geriau viskas gavosi, dėl to, kad buvo one-on-one tiesiog kaip mentorystė, tada ir prižiūrimas, ir kanalas, ir kaip tau sekas, ir analizės, ir kaip ką tobulinti, jeigu kažko nežinom, iškart sužinosim, ir tai tikriausiai paskatino geresnių rezultatų link, ir tiesiog nepasiduoti ir toliau stengtis, ir jeigu kažkas nepavyksta, klausti, ir viskas bus atsakyta. Tikėtina, nebuvo pilnai iškomunikuota kitose community iki galo, trūkstavo to, ar ne, kad būtų pilnai. Šiaip, tiesiog sakau, nusipirkiu atrodo failą kaip kokiam, nežinau, parduotuviai kažką tiesiog ir savo turi ir viskas, ir nebežinai, ką toliau daryti, nieko. O čia dar papildomai yra ir šiaip bendruomenė, kad jeigu prisijungus prie komandos Arno, visada yra bendraminčių, kurie irgi gali padėti ir su iškilusiais klausimais ar abejonėm ir
taip toliau. Dar norėjau tavęs paklausti, kas būtent paskatino investuoti į šią programą? Ar turėjai kokį nors abejonių prieš įjungdamas? Abejonių gal tikrai kilo prieš tai, nes šiaip gal su savim pats kovojau, tiesiog būtent nes kai prieš tai pirkau visokius kursus ir nepradėjau, tai ir galvojau, ar bus tai eilinis tiesiog kurso pirkimas ir niekieno pradžia, ar kažkas naujo ir kažkokių rezultatų siekimas. Tai tiesiog su savim kovojau per laiką, sugalvojau, tiesiog reikia rizikuoti ir viskas. Ir kai suma gal biškai truputį didesnė negu į kitų kursų, tas gal paskatino, kad vis tiek, jeigu pasiryžau, tai reikia bandyti ir viskas. Kai tik pradėjai, kokia buvo didžiausia kliūtis, su kuria susidūrėjai ir kaip jie įveikiai? Gal tikriausiai tas tingėjimas gal truputį, nes tik pradėjus mokinaus, gal iš pradžių ne pačių tokių rezultatų, kurie yra šiaip normalu. Ir tiesiog, pagrindinės tos, tai šventės, tai dar kas nors, tai gal dabar nelaikas, dabar bet truputį laiko neturiu, tai užsiėmęs ir taip ir po truputį jau baigęs tie visos priežastis, dėl ko galiu nedirbti. Šventės baigęs, tie nauji metai atėjo. Ir kaip nauji metai, nauji tikslai, tai kažkaip užsibrėžiau, kad užteks tikrai reikia savo įrodyti, nes atrodo, aš jau ne pirmą mėnesį tiesiog galvojau, kad būtent reikia kažką daryti. Tai kiek aš dar save apgaudinėsiu ir niekam neįdomu, ką aš veikiu ir taip toliau, bet pačiam reikės gyventi su savim. Suėmiau savo į rankas ir tiek, kai pradėjau normaliai kelti ir video, ir stengtis, ir mokintis, ir akivaizdus rezultatai. Tikiu, jog ir šiaip pati investuota suma buvo toks kaip ir spyris į subinę, nes norėjosi tikėtina atmušti tos pinigus ir iš karto stengtis ryžtingai. Nes kai dirbau už tiesiog po vidutinio atlyginimo, tai tie pinigai tiesiog labai lengvai nebuvo surenkami, automatiškai norėjosi atbalansuoti viską, bent jau kad atsipirktų, bet atsipirko su kaupu. Per paskutinės 28 dienas uždirbai virš 12 000 eurų, o šį kovo mėnesį jau turi uždirbęs 4576 eurus ir tai dar nesibaigė. Kaip pats jautiesi matydama šios skaičius savo YouTube analitikoje? Man tai čia yra šis kosmosas iš tikrųjų. Nes, aš tokių pinigų, čia gal nėra ten pinigai tie, kurie gal kitų daugiau uždirba ir daug daugiau, bet man asmeniškai nuėjus nuo vidutinio atlyginimo ir pavyzdžiai, kur aplinkui supa, negi tą pačių studijas baigus ten inžineriją, mokinantis ar dar kažką, vis tiek tau už tokį darbą su tiek atsakomybių nemoka tiek. O svarbiausia, kad aš norėjau labai to, kad visą laisvę tiesiog darbo, kada nori dirbti, iš kur nori, kiek nori, ten galime į priekį pasidirbti darbas ir pasimti savaitę atostogų ir tai tiesiog tą laisvę. Tai uždirbi daugiau nei prezidentas. Tie pinigai dar gal tikriausiai taip stipriai nehitino dar kol kas, nes dar sąskaito dar liko neužilgo už kokias savaitės, 2 jau perės, tai bus keista matyti banko sąskaitoje tiek pinigų. Dar iš tikrųjų negaliu to patikėti. Kiek, atrodo, aš nesitikėjau taip greitai, aš tikėjausi ten, kai pradėjau šią veiklą, kad ten prie samdomo savo darbo gal papildomai keli šimtai eurų prisidės ir aš galvoju viskas, tai čia bus pasaka, kad turėti tiesiog kelias įplaukas pajamų ir aš nieko daugiau nesitikėjau, net ir po pusės metų tiesiog, kad uždirbti bent kažkiek į pliusą ir tiek, bet kad po pirmo pilno monetizuoto mėnesio gausiu tokią sumą ir toliau visai sekasi neblogai, tai tikrai smagu. Buvai minėjęs, kai kalbėjom, jog kaip tik dar šio mėnesio gale yra tavo gimtadienis ir kažkur tomis dienomis tu ir gausi tą išmokėjimą. Tai tikėtina čia pati geriausia dovana, kurią galėjai gauti. Jo, realiai, už poros dienų gimtadienis, tai panašiai iš darbo išeinu ir tai tiesiog atrodo ta didžiausia dovana, kad ne tik ta pinigų suma, bet galbūt visos tos žinios, kurios atsipirko ir tau, kaip kalbėjau, laisvė tiesiog, kad dirbti iš kur nori, kada nori ir kaip nori. Tai tas tikriausiai yra svarbiausia, kad laikas, kurį galėjau, tiesiog laisvą gavau savo. Džiugu, suartėjančiai. Dėk. Per pirmus 3 mėnesius, dabar, kai čia dabar mes dirbam ar ne, visus tos 3 mėnesius tu jau pasiekiai tą 10 000 eurų į mėnesį, kuri buvo akimirka per tą visą laikotarpį, kai supratai, jog, visą tai veikia. Realiai galbūt, kai net ne 10 000 buvo, tiesiog, kai mano gal buvo maži lūkesčiai, tai kai aš tiesiog norėjau kelių šimtų ir aš pamačiau, kad jau virš 1000 eurų viršė, tai ta ten pažymėnėse tik pradžia. Aš galvoju, dar man liko daug video į priekį ir aš, jeigu viskas gerai toliau, tikriausiai sieksiu to. Aš tai būdavo, kad aš ten siunčiu Arnui į chatus, kad tiek jau pasiekiau. Paskui po kelių dienų vėl kiek pasiekiau. Atrodo, reiks siųsti, nes ir toliau viskas eina. Tai realiai po monetizacijos, kai
tai išėjo labai greitai, sau kai pradėjau kelti iš eilės gražiai viską kiekvieną dieną. Realiai, man atrodo, išėjo monetizuoti kanalą per savaitę pusantros, tai jau yra labai greitai. Tikriausiai tai, kad realiai Arnas įduoda visus įrankius, tik tai viskas priklauso nuo pačio savęs, kad, jeigu aš nekelsiu ar ten neklausysiu, kas yra pasakyta pagal realiai paprastą instrukciją, tai nieks neveiks. Tai tik nuo manęs priklauso tas rezultatas. Tai kaip susėmiau savo į rankas, tai ir pasirodė gražūs skaičiai. Kaip pats manai, kaip tos pajamos pakeis tavo gyvenimą? Ką manai galėsi dabar savo leisti nusipirko, anksčiau negalėjai? Realiai kaip ir veikus, kad gal tai būtų tikriausiai visokias kelionės ir šiaip, laisviau gal nereikės einant į parduotuvę. Tiesiog žiūrėti banko sąskaitą ir nežinot, ar išeis, ar dar lieka pinigų. Aišku, reikia atsakingai elgtis, bet, tikriausiai to laisvė didesnė. Labai daug žmonių šiaip galvoja, kad YouTube automatizacija yra per daug konkurencinga, arba pradėti, sakykime, jau yra per vėlų. Ką pats jiems atsakytume, jeigu tavęs to pačio paklaustų? Realiai iš šono pažiūrėjus galbūt gali susidaryti toks vaizdas, nes kanalų ir video kiekvieną dieną susikuria vis daugiau ir labai daug, kadangi Arnas turi daug patirties ir tą visą ranką yra gerai išanalizavęs, tai jis yra atrinkęs tam tikras nišas ir informaciją, kurią be paprastas žmogus žiūrėdamas YouTube to nežino tikrai. Žinant visus, nusipirkus viską kursus ir žinant visą tą informaciją, tada, manau, pasidaro aiškesnis vaizdas, kad tikrai įmanoma, tikrai nėra taip dar sunku ir ta rinka nėra perpildyta, kad nepasiekti gerų rezultatų. Jeigu reikėtų pradėti, sakykime, viską nuo nulio su visomis žiniomis, kurias įgavai, sakykime, per visą tą programą ir iki pat dabar, ką darytum kitaip, jeigu reikėtų viską vėl pradėti nuo nulio? Tai tikriausiai dabar šiaip galbūt tai tiesiog lengviau, nes viską jau esu perdirbęs, kaip sakant, vis tiek jau žinau tos principus, kaip viską daryti, nebereikia jau kaip anksčiau ten viską susirašyti ant sąsiuvinio ir žiūrėti kiekvieną žingsnį, kaip ką daryti. Ir dar vienas dalykas, kad šiaip kelčiau tiesiog kiekvieną dieną. Tas tikriausiai svarbiausia, nes, sakau, pradžiai, kai nežinau, kokie bus rezultatai ir ko tikėtis, ir nebuvo tos gal motyvacijos ir nebuvo to kiekvienos dienos to kelimų ir to sklandumo pačiam kanale, bet kadangi dabar žinau, kokias yra galimybės, kad visiškai nėra ribų, tas tikriausiai motyvuotų viską daug greičiau pradėti. Tai būtų pagrindinis dalykas tiesiog, kad susimti greičiau rankas ir varyti kiek eina, visą laiką skirti, kad bent jau pradžiai, kol monetizuoja, tai būtinai kuo greičiau bandyti tai pasiekti. O nišą keistum ar toj pačioj būtum? Šiaip nežinau, gal aš vis tiek bandyčiau gal truputį kažką pakeisti, bet kaip pogrupį labiau, ne pačią nišą, bet manau su laiku tiesiog iš smalsumo, manau, būtų įdomu pabandyti kažką naujo, tiesiog paeksperimentuoti, nes būtent gal kitam žmogui vis gali dirbti tai darbą, bet bus jam kaip darbas. O man asmeniškai šiaip patinka, tai tikrai tiesiog kaip laisvalaikį aš galėčiau sukurti kitą kanalą ir bandyti. Jeigu neišeis, aš galiu dar kažką bandyti. Čia nėra, kad pradėjau ir viskas. Jeigu neišėjo, tai visko metu ir tai yra tikriausiai svarbiausia, kad bent ir dabartinis kanalas, jisai ten numirtų ar kažką. Aš turiu svarbiausią dalyką, tai yra žinias ir viską, ką aš šiaip išmokau, tai iš manęs iš to nieks neatims. Tai yra, manau, svarbiausia. Realiai visa ta suma ir viskas yra mokama dėl to, kad kokį kanalą, viską tai tiesiog tada pats Arnas duotų kanalą galbūt ir sakytų, imk, dirbk ir viskas, bet visos žinios yra svarbiausias dalykas ir procesas, kurį išmokau. Šiaip buvai minėjęs dėl tų dienų praleidimo, tai kiek aš pamenu, kai su tavimi dirbom, nebuvo pas tai labai daug praleistų dienų, gal ten porą, tikėtina. Bet šiaip keliai kaip ir nuosekliai viską tvarkingai daryti. Paskui nuosekliai buvo, bet iš kur pradžiai, tai kai pradėjom, tai nelabai iš tikrųjų. Bet tada nelabai augo, po tam buvo realiai, mes pradėjom grinai gruodžio mėnesį kažkur vidury, tai to šventės visas prisidėjo. Tai aš ten gal per gruodį ten kelis tik video ir įkėliau, tai sausį, manau, kai labiau susėmiau, tai ir keldavau kitą kartą ir po 2 video išeidavo į dieną, bet ten gal vienas iki kokio 2 buvau praleidęs vieną dieną, bet tada kitą dieną pažiūrėjau įkeldavau, bet tada rezultatai pasimatė. Mūsų bendruomenėje daug studentų žavisi tavo viršeliais, tai vadinami thumbnailai. Tai minėjai, jog tau patinka aplamai visa šita veikla, ar tu į tai žiūri ne kaip į darbą, kaip į hobį. Tikėtina, kad tau patiko žaisti su to visu, sakykime, grafiniu dizainu. Kai tau pats minėjai, tai buvo visiškai pradžia. Kaip iki to darei, kad pradėjai kurti kažką unikalaus? Tiesiog šiaip daug iš anksčiau pažiūrėjus, tai
Man labai patikdavo šiaip visokios dailės ir visokie grafiniai dizainai. Aš su to nieko nedariau iš tikrųjų, užtat nesimokinau nei su Photoshopu, nei jėka. Ta, manau, thumbnailų pusė tikriausiai buvo ta vieta, kur galėjau pasireikšti labiau, nes, aišku, yra dauguma šablonai, kaip, ką, jeigu kažkas žmogus visiškai neišmano, tai nėra kliūtis, tikrai bus sukurta pakankamai geras, kad tau pritrauktų peržiūrų ir kitų žmonių, bet man asmeniškai buvo tiesiog kaip laisvalaikis. Aš gaidavau kokią valandą, reikia prisidėti arba kelis variantus sukurti vienam video, man tiesiog būdavo smagu eksperimentuoti ir automatiškai kiek keldavau naują video, žiūrėdavau, kaip auditorija reaguosi, tai jeigu kažkas neveikia, man būdavo įdomu, kodėl ir analizuodavau su skirtingais visokiais dizainais ir žiūrėjau, kas veikia. O per laiką kažkaip pažiūrėjus iš toli į visus savo video kanalą, kažkaip pamačiau bendrą temą labiau ir dabar labiau išryškinau ir tiesiog gausi tokia kaip išskirtinis bruožas būtent kanalo, kur nei didžiausi konkurentai, kurie jie net neturi panašių video į mano thumbnailus, tai manau, tas mano kanalą labai padėjo. Tiesiog eksperimentavau ir radau, kas man patinka. Kokią, manai, vieną didžiausią pamoką išsineši iš šios programos? Kad pinigai tai tiesiog yra didelis skemas. Dirbant direktorium, kitas žmogus tikėlės vieną video gali daugiau uždirbti negu jis. Ir tiesiog dirbti ir aukoti savo laiką, savo realiai tai yra savo gyvenimą, tai neapsimoka dėl tokių pinigų. Aišku, visiems reikia dirbti, kažkam reikia dirbti tą samdomą darbą, bet tai yra didžiausia tiesiog spraga, manau, kad negauname tiek atgal, kiek mes duodam. O YouTube Automation yra, manau, puikiai ta niša, kurie gali suteikti tai, kad kiek tu skirsi laiko ir kiek skirsi pastangų, gausi atgal su kaupu. Visiškai tau pritariu. Jei galėtum grįžti laiku, į tą laikotarpį, kai dar tik svarstėjai apie kursą, ką pats savo pasakytum, jeigu žinotum jau rezultatus, kokius turėsi? Tai tiesiog bandyti. Svarbiausia. Nelaukti, nes kuo greičiau pradėsi, tuo daugiau tų rezultatų greičiau pasieksi, manau, nes, laukiant rezultatai negerės ir nebus tų nei pinigų, nei peržiūrų, nei nieko nebus. Vienintelis dalykas, kada jau gali viskas prasidėti, tada kai tu pradėsi. Nebūčiau laukęs gal taip ilgai, nes, aš stebėjau kanalą kokį mėnesį, 2, svaršiau visai, bet tikriausiai būčiau anksčiau tiesiog pradėjęs. Kokie tavo artimiausi planai? Dabar, ar ne, viskas klėsti, gavai žinias, ar ketini plėsti savo kanalą, ar planuoji galbūt kurti naujus, ar kažkaip aplamai automatizuoti visą procesą, kokie tavo planai? Tai dabar, kadangi jau išeinu iš darbo, tai turėtų būti daugiau laiko, tai automatiškai skirsiu daugiau kanalui. Šiaip norėčiau galbūt kelti daugiau į dabartinį kanalą, nes yra potencialas, manau, jį auginti stipriai, ypač dėl išskirtinio dizaino ir visko. Bet kaip sakiau, manau, tai bus labiau sukoncentravęs šitą kanalą daugiau plėtrai, bet radęs laisvo laiko, aš manau, kaip sakiau, norėčiau eksperimentuoti su papildomu ar nišom, ar tiesiog dėl savo malonumo. Ką palinkėtum tiems, kurie nori pradėti, bet bijo nesėkmės arba galvoja, kad jiems nepavyks? Tiesiog, kad realiai išsiaiškinti su savim, kad ar ta baimė yra antiek stipri, kad trukdys tau pasiekti gerų rezultatų ir tiesiog galvoti visada, kodėl nepabandžiau ir gailėtis, nes, tebūnie bent ir neišeis, gal tiesiog bus ne tavo dalykas ir tiesiog nepatiks, o gal geri rezultatai bus, bet to bus kaip darbas tiesiog ir, tu neįsivaizduosi savęs toliau šitoje nišoje, bet bent jau būsi pabandęs. Tai yra svarbiausia. Ir tu gal kada nors tave atleis iš darbo ar dar kažką, o tu jau žinias turėsi gal planą B, kad nereikės ieškoti ten, kur dabar dirbti, ar iš ko pragyventi ir taip toliau. Visada yra žinios. Tai, manau, tiesiog svarbiausia bandyti, jeigu tikrai domina ir svarsto svarbiausia, kitaip rezultatų nebus ir toliau galėsitės, kad nepradėjo. Super, tikrai tau pritariu ir labai tikiuosi, jog šitas mūsų pokalbis kažką pamotyvuos pradėti. Galbūt tos, kurie galbūt bijo arba svarsto ir nėra apsisprendę, kažkas, sakykime, jos pačius stabdo. Tai tiek, tai ačiū tau, tikiuosi vis dar klestėsi, uždirbsi tos 1000 ir būsi laimingas. Ačiū. Smagu, kad priėmei. Ačiū tau.